Prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Savo kandidatus iškėlė 19 politinių partijų. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Beveik 1000 pretendentų į 141 vietą. Te padeda man tėvas. Neabejokime, tarp jų tikrai yra norinčių gero Lietuvai. Aš, aišku, niekada nebalsuočiau už tokį, kuris yra tik tai sėdinti galva už stalo, kuris per kadenciją niekarto nepasisakė, niekarto jokio įstatymo rengime nedalyvavo, jokių pasiūlymų neteikė ir išlenda kaip pilyps iš kanapių tada, kai prasideda eiliniai Seimo rinkimai. Aš visada už tokį žmogų, kuris yra žinomas rajone, kuris savo darbais, savo bendravimu, savo buvimu yra kartu su žmonėm. Labai dažnai savo aplinkos žmonėms sakau, kad Telšiuose Seimo narys yra Valentinas, mūsų atstovauja Seime. Mūsų pažintis tokia jau normalesnė prasidėjo, kai mes Varnių regioninio parko direkcija organizavom bliuzo naktų festivalį. Šiandien tai atrodo keista, bet buvo tokie laikai, kada tas festivalis galėjo tiesiog žlugti. Ir mes pas jį, kaip pas verslininką, ėjom konsultuotis, ką daryti, kaip rėmėjų rasti. Tai va tokia pirmoji pažintis. Kokiais 98 metais jis man kaip parko direktoriai labai pagelbėjo, būdamas Telšių rajono tarybos nariu. Man atrodo, jis tada ekonomikos komiteto pirmininkas buvo, kai vienas iš tuometinių merų prižadėjo prie Lūksto ežero elektros linijos nutiesimui pinigų. Mes didžiąją dalį gavom iš aplinkos ministerijos ir 33 000 turėjo prisidėti rajono savivaldybė. Bet žinot, pažadėjo ir neištesėjo ir man kaip parko direktoriai buvo didžiulė našta, rangovam didžiuliai įsiskolinimai, 30 000 litų, tada dideli pinigai tai buvo. Ir dėka Valentino ta skola buvo likviduota, tinkamai buvo pristatytas tas klausimas rajono tarybai ir rajono taryba skyrė tą sumą. Valentinas subūrė kartu su kitais savo bendražygiais, subūrė žmonių grupę Seime, kurie padėjo skirti iš valstybės biudžeto trūkstamą sumą lėšų saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų atlyginimam. Nes mes eilę metų, praktiškai nuo 2008 metų, esame vis optimizavimo programoje ir nuolat gąsdinama, kad reikia mažinti darbuotojų skaičių, nes arba jungti direkcijas, arba dar kažkokį optimizavimą daryti. Ir aišku, mes valstybinių parkų asociacijos tarybos nariai stengiamės ieškoti kontakto su Seimo nariais ir tas, kuris man labai padėjo, tai buvo Valentinas. Ir Seimas balsavo virš 100 balsų, kad saugomų teritorijų direkcijų specialistai liktų. Tai vat mes šiemet gyvenam ramiai, žmonės turi atlyginimus, darbą turi, tai vat jo dėka. Brangieji, nuolat atstovauju Telšių rajono gyventojams ir ginu jų interesus. Stengiuosi padėti, kiek leidžia mano kaip Seimo nario pareigos. Buvau, esu ir liksiu ištikimas Telšių krašto žmonėms.